Labas, man yra 20 metų ir gyvenime aš darau daugybę klaidų, todėl kad pasaulyje nėra žmogaus, kuris nebūtų padaręs bent vienos klaidos savo gyvenime. O aš jų noriu padaryti kuo mažiau. Todėl klausiu jau patyrusių žmonių, ką jie darytų kitaip, jeigu vėl būtų 20 metų. Du dalykai. Niekad nenorėčiau grįžti į mokyklos suolą ir į praeitį. Todėl savo, jeigu atsitiktų toks stebuklas ir staiga gatvėje sutinku mane, sakyčiau, atsimink, brolyti, kad visada palik vietos klaidai, pamokai iš klaidos ir atsimink, kad geriausi dalykai lieka tarp eilučių ir tarp neperskaitytų knygų. Geriausias dalykas yra būti išmintingam. Tai, Remigijau, tu 20 metį. Atsimeni tas paskaitas, kur praleisdavai, nes buvo visiškai neįdomu ir biškai sąžinę grauždavo. Tai, daryk tai be sąžinės graužimo ir reik padaryk tai, kas tau tikrai rūpi ir aktualu. Iš to bus tik daugiau naudos. Daryk tai, ką darei, tik tai be sąžinės graužimo. Jurgi, aš norėčiau tau palinkėti ir netgi paraginti atsikratyti arogantiškumą, puoselėti savo sąmoningumą, drįsti daryti tai, ką tu nori ir jau. Vat ir tiek. Tiek užtektų. Jeigu tą padarysi, tai aš labai džiaugčiausi.